Nevėžis namuose žaidė Lietuvos futbolo federacijos trečiojo turo rungtynes su lygos debiutantais futbolo klubo Palanga komanda. Susitikimą rezultatu 1-0 laimėjo kėdainiečiai. Nors iniciatyva varžybose priklausė Nevėžio žaidėjams, svečiai puikiai gynėsi ir atsakinėjo aštriomis atakomis. Pirmasis kėlinys baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ir tik antrajame kėlinyje 66 minutę svečių gynybos spraga pasinaudojo Aivaras Lyberis, taiklių smūgių išvesdamas kėdainiečius į priekį, nors vėliau progų pasižymėti dar turėjo ne vienas Nevėžio futbolininkas. Pavojingų atakų surengė ir palangiškiai, bet daugiau įvarčių šiose rungtynėse įmušta nebuvo. Varžybos baigėsi rezultatu 1-0. Oras gražus, šilta buvo ir vienai ir kitai komandai buvo sunkios rungtynės. Laimėjome, reiškia 3 taškai. 3 taškai tai gerai, bet žaidimo dar nerodom, reikia taisyti. Nesurandom vidury kažką žaidėją, kuris vestų tą žaidimą. Reiškia, išvargom, kaip sako, rungtynės išvargom, įmušėm tą įvartį. Po to po įmuštą įvartį sukūrėm daugiau progų, bet neįmušėm. Nors prie 0-0 dar turėjom ir praleisti. Vienas kas gerai, kad 2 rungtynės žaidėme, praleidome per 2 rungtynės 6 įvarčius, o šiai dienai sužaidėm ant 0, neprasileidom, tai džiugina. Lauksim trečiadienį kitas rungtynės. Reikia galbūt įkvėps psichologiškai vyrai atsigaus, gal biškai patikės tą pergalę, nes pirmos 2 rungtynės labai sunkios buvo, tikiuosi, kad bus gerai.